Kaip prasidėjo jūsų diena? Kaip visada, su šypsena. Šypsena duoda toną visai dienai. Kur šiuo metu esame ir kodėl pasirinkote mums parodyti šią vietą? Esame Alantos gimnazijai Molėtų rajone. Tai yra kaimo nedidelė mokykla, kurioje yra vos per 200 mokinių. Būtent dėl to mes norėjom parodyti šitą gimnaziją kaip regioninę, nedidelę. Apie nedidelės mokyklas šiandien kalbama, kad jos nyksta, menksta, mažėja, prasta kokybė. Tai mes turime mokyklą, kurioje ir kokybė gera, ir vyksta įdomus procesai. Ką jums reiškia švietimas? Švietimas be abejo yra visuomenės valstybės raidos pagrindas. Tai žmogaus auginimas, tai valstybės auginimas, tai jos ateities kūryba. Kada pirmą kartą susimąstėte, kad norite dirbti švietime? Čia sunku pasakyti. Netgi neatsiminčiau, kada tai įvyko. Atvirai sakant, tai netgi studijuodama galvoju, ar švietime dirbsiu. Bet susiklostė taip, kad pasukau į švietimą. Koks jūsų vaidmuo TUM programoje? Mano vaidmuo, kuklus. Aš esu TUM darbo grupės vadovas rajone. Ir buvau vadovas tos grupės, kurį rengė patį Tūkstantmečio mokyklos rajono švietimo pažangos planą. Taigi jau kelerius metus mes su komanda, mokyklų atstovais, politikų atstovais, švietimo skyriaus atstovais triūsėm šitam projekte. Koks pokytis švietime jums pats svarbiausias? Turbūt tų pokyčių galėtų būti daug, bet be abejo pagrindinis turbūt pokytis tai yra gebėjimas atliepti kaitai ir atvirumas. Atvirumas įvairiems poreikiams, visuomenės interesams, bendruomenės interesams. Taigi gebėti reaguoti į tai, kas vyksta ir ko reikia. Tai yra sudėtinga. Kaip į tai reagavo bendruomenė? Pedagogų bendruomenė yra labai įvairi, tačiau tai yra profesionalai, kurie visada pasiruošę kaitai ir pokyčiams. Tačiau kaitai ir pokyčiams reikia ne tik tai motyvacijos, tikslų, bet reikia ir pasirengimo. Ką reiškia mokykla kiekvienam vaikui jūsų supratimu? Tai mūsų pažangos plano šūkis. Mes tai pavadinom po ilgų diskusijų, kad turim siekti ir kurti tokią mokyklą, kuri būtų įvairių galimybių, poreikių ir interesų vaikams. Čia yra esmė. Mokykla turi tarnauti ir padėti visiems pagal galimybę siekti pažangos. Kiekvienas čia turi būti pamatytas. Kokį įspūdį jums paliko Molėtų mokyklų vadovai? Molėtų mokyklų vadovai yra darbingi, darbštūs, smalsūs, žino, ko nori. Tai yra be galo svarbu žinoti, ko nori, ko tu sieki. Be abejo, ir TUMO pačiam projekte mes siekiam mokyklų vadovam pateikti šiek tiek kitokį žinojimą apie šiuolaikinę vadybą. Mes netgi pavadinom iškilmingai vadybos transformaciją į pasidalytąją lyderystę. Ir turėjom puikius mokymus, ne vienerius mokymus, turėjom supervizijų, intervizijų mokymus. Taigi mokyklų vadovai gavo irgi modernius instrumentus dirbti šiuolaikiškai. Tai jie šitų instrumentų nebijo ir juos naudoja. Tai yra labai svarbu. Kuri iniciatyva labiausiai pakeitė mokyklų veidą? Šituo atveju aš kalbėčiau platėliau. Iš tikrųjų, pati TUM programa yra tas projektas, kuris orientuotas į labai ryškius pokyčius. Tai tų pokyčių iš tikrųjų matomi pokyčiai, tai yra visos erdvės aplinkos priemonės įranga. Tai yra matoma, visiems labai suprantama, tai yra nauji instrumentai ir mokytojams, ir mokiniams. Mokytojams gali palengvinti darbą, mokiniams paskatinti jų susidomėjimą ir dėmesį naujom technologijom. Tas pokytis, matyti, yra esminis. Aš žiūrėjau, kaip vyksta mokyklose. Užsikabinom už naujų technologijų, tų elementariųjų interaktyvios lentos, panašūs dalykai. Atsiranda noras turėti jau dirbtinio intelekto instrumentus. Jau mūsų visos mokyklos jau turi dirbtinio intelekto editai instrumentą ir jų pakankamai sėkmingai naudojasi. Tas technologinis pokytis yra turbūt įspūdingiausias ir turbūt labai reikalingas.
Ar Molėtuose atsirado daugiau netradicinio mokymo formų? Sakyčiau taip, iš lėto tos netradicinės formos skinasi kelią ir tų nestandartų yra įvairaus pobūdžio. Aišku, matyt, pats populiariausias standartas tai yra pamokos ne mokyklos erdvėj, o partnerių erdvėj. Tai aš juos suminėjęs, džiaugiamės universitetų talka. Kita vertus, labai gražūs santykiai susiklostė tarp kultūros įstaigų ir mokyklų. Geros pamokos vyksta muziejui, parodų salėje. Kultūros centras įsijungė į projektinę mokyklų veiklą. Biblioteka turi nestandartinių savo užsiėmimų pasiūlą, tarkim, robotikos mokymai, kur dalyvauja savaitgalis netgi ir tėvai. Tai tokių nestandartų yra ir ne vienas. Tai tas be abejo labai džiugina. Neformalaus ugdymo pasiūla plečiasi ir keičiasi. Toks vienas iš mūsų tikslų irgi buvo, kad atsirastų naujų pasiūlų. Tai, sakysim, Molėtų progimnazijoje atsiranda labai įdomių technologinio pobūdžio būrelių ir neformalaus švietimo užsiėmimų. Tai be abejo vaikams yra labai smagu ir džiugu. Kokios yra dažniausios mokyklų baimės pokyčių akivaizdoje? Mokytojas, mokykla, vadovai yra įpratę prie pokyčių. Matyt, ko gero didžiausia baimė yra tam tikro neapibrėžtumo, neaiškumo, tokia jausena. Tokių dalykų švietime yra neišvengiamai. Mokykla turi mokėti dirbti neapibrėžtom sąlygom, greitų pokyčių sąlygom. Tai Tumas kaip tik prie tokių dalykų ir pratina. Dirbti prie netikėtų pokyčių. Kas jūs labiausiai nustebino įgyvendinant TUM programą? Sunkus iš tikrųjų klausimas. Jeigu tai paprastai pasakius ir kalbant apie tuos užkulisius, tai labiausiai turbūt nustebino pats procesas. Toks technokratinis procesas, kuris yra neišvengiamas. Turiu galvoj tokius labai praktiškus dalykus, viešieji pirkimai, sutarčių parengimas su tiekėjais, tikslus žinojimas, kaip ir kas turi būti. Tai šitie dalykai mane, atvirai sakant, nustebino ir šiek tiek pradžioj trikdė. Tai aš, kaip mes juokėmės savo ir TUM darbo grupėje, ir su koordinatoriais, kad TUMas turi ir kitą savo prasmės pusę. Mes išmokom tų dalykų, kurių tarsi švietime nelabai reikia. Tai tokiu būdu irgi praplėtėm savo kompetencijas, neišvengiamai praplėtėm. Tai tas procesas, kuris įgyvendinimo, su gausybė tokių biurokratinių dalykų, kurie visiškai nepriklauso nuo ESFOS arba nuo TUMO programos. Jie tiesiog yra standartiniai ir privalomi visur. Kaip Molėtų mokyklos atrodys po 5 metų? Aš visiškai nebejoju, kad jos bus dar patrauklesnės, atviresnės ir gebančios eiti žingsnis su besikeičiančia aplinka ir kontekstu. Jau dabar, sakysime, esame Molėtų gimnazijai, kuri iš tikrųjų išsiskiria savo tokią inteligentišką tvarką, subtiliais dariniais, baldų, sienų spalvų, grindų, faktūrų ir taip toliau. Jau nekalbant apie modernias technologijas ir naujausią įrangą. Ar švietime įmanomas konsensusas? Švietimas visada siekia konsensuso, nes plačiaja prasme žiūrint švietimas ir yra visuomenės savikūros projektas. Iš esmės juk kalbam apie švietimą kaip būdą visuomeniai save kurti, save matyti perspektyvoj. Tai bet kokiu atveju švietime konsensusas reikalingas, sutarimas yra reikalingas. Ta patį mes darėm ir TUMO pažangos planą kurdami, siekiam sutarimo, bendro sutarimo.
atsirėmę į pamatinius, tokius principinius dalykus, kurių negali peržengti. Tai švietimas turi demonstruoti neišvengiamai tokią galimybę konsensuso. Aišku, politikai visada siekia savų interesų, bet ir čia yra įmanomas konsensusas. Koks jūsų asmeninis šūkis, kai kalbama apie mokyklas? Kai kalbam apie mokyklas, aš visiškai pritariu tam šūkiui, kurį mes pasirinkom savo pažangos plano šūkiu. Mokykla kiekvienam. Mokykla turi sudaryti visiškai vienodas sąlygos, visokių interesų, galimybių, poreikių vaikams, suteikti instrumentus tiem, kuriem reikia talkos, suteikti papildomas medžiagas ir priemonės tiem, kuriem reikia talkos. Tiesiog mokykla, ir švietimas turi branginti kiekvieną žmogų kaip visuomenės, mūsų ateities pilietį. Ką pasakytumėt kolegai, kuris pavargo nuo pokyčių? Pavargti yra turbūt normalu ir mokytojai kartais pavargsta ar pervargsta, ar kaip dabar įprasta sakyti, gresia perdegimo sindromas. Mano patarimas labai paprastas. Mokytojas žino, ką reikia daryti, mokytojas moka, kaip daryti, mokytojas žino, koks yra jo veiklos veikimo tikslas. Ir tai yra svarbiausia. Greičiau pavargsta tie, kurie blaškosi, nežino to tikslaus kelio arba apskritai priešinasi bet kokiam pokyčiam. Aš manau, kad ir mokytojų rengimo sistema turi būti tokia, kurį rengtų mokytoja, iš esmės nuolatiniai įkaitai. Pažangios valstybės, kurių pasiekimai yra geresni, labai aiškiai tuo keliu eina, įtvirtindami paprastą nuostatą. Mokytojas iš esmės kasdien turi tobulinti savo kompetencijas. Kokią vieną pamoką iš šio proceso pasiimtumėt visam gyvenimui? Čia tų pamokų matyt būtų daug. Man ta pamoka, kai vaikas, kuriuo nepažinom mokyklą, jo neprakalbino, neatvėrė, staiga netikėtai atsiveria. Man įspūdį paliko vienas momentas, šokio mokytojas, profesionalas, laukia vaiko atsakymo, visiems tylint 5 minutės, kol jis prakalbo. Įsivaizduojat, koks subtilus požiūris ir pagarba vaikui. Bet tu vis tiek, tu turi prakalbėti, tau reikia leisti susikaupti, apmąstyti ir pasiryžti. Tai tas dėmesys vaikui, pagarba vaikui ir turbūt pati geriausia pamoka. Ko labiausiai palinkėtumėt molėtų mokytojams? Turbūt paprasto dalyko, patikėjimo savo darbo prasme, nes netgi ir švietimo projekcijos, kurias čia mūsų futurologai pabandė pateikti, vienas iš švietimo scenarijų yra individualios prasmės mokykla. Taigi tai, ką darai, tai yra prasminga, tai nėra veltui. O ko norėtumėte palinkėti vaikams? Vaikams paimti tai, ką tu nori paimti ir žinoti, ko tu nori. Mokykla šiandien turi daug galimybių, o mokytojai yra pajėgus tas galimybės atverti, parodyti ir pavydėti. Tai vaikai turi tą priimti gerą valią, žinodami, kad tokiu būdu kūrė save ir savo ateitį. O savo ko palinkėtumėt? Tiesiog paprasto dalyko. Kiekvieną rytą atsikėlus pagalvoti, šiandien stalą judinsim pagal Konfucijų ar vaikščiosim aplinkui. Taigi norėčiau vis dar judinti. Ar jei reikėtų, vėl imtumėte šios misijos? Kartu su kitais taip. Nes ta misija, kurią mes čia darom, vykdom, įgyvendinam, tai yra kūryba grupės, ne vieno žmogaus. Ir aš šiandien džiaugiuosi, kad mūsų Tumo grupė tiek planavusi pažangos planą, tiek dabar įgyvendinanti tą
pažangos planą yra šiandien suprantanti vienas kitą iš pusės žodžio ir žinanti kryptį ir kelią, o tai yra svarbiausia.